Bent kartą gyvenime jums tikrai teko ragauti falafelius, bet jie dažniausiai būna gruzdinti fritiūrinėje ir su nedaug daržovių. Šiandien aš pasidalinsiu su jumis receptu, kur falafeliai puikus vegetariškas patiekalas, kuriame gausu augalinių baltymų ir daug skaidulų, gali būti pagaminti su daug daržovių ir sveikatai naudingesnių gamybos būdu. Jums tiesiog reikės konservuotų avinžirnių nupilti skystį, bet ne visą dalį skysčio pasilikti. Cukiniją morką sutarkuoti per smulkę šiaudelių tarką. Ir sudėti į daržovės konservuotus avinžirnius, kurie yra sutrinti iki vienalystės masės smulkintuvų, įdėti kiaušinių, įdėti prieskonių, druskos, pipirų, kumino ir avižų miltus aš naudojau. Gaminau dviem būdais, vienas buvo kepti blyneliai keptuvėje, o kitas buvo karšto oro gruzdintuvėje, jūs galite kepti ir orkaitėje, rutuliukai. Nuo to priklauso, kiek naudosime miltų. Ir blyneliuose reikės miltų mažiau, o gaminant rutuliukus miltų reikės didesnio kiekio. Jeigu norite aitresnio skonio, galite įdėti visą masę ir čili prieskonių, galite įdėti česnako. Ir labai svarbu, kad įdėję į karšto oro gruzdintuvę arba į orkaitę truputį apšlakstykite ypač tyro alyvuogių aliejumi. Kepkite šiuos falafelius ir kai tiks jūsų sveikai vakarieniai. Patiko šis receptas, spausk like, dalinkis su draugais ir rašyk komentare gaminsiu.